Sveiki, šiandien pakalbėsime apie CO2 įrangą, kadangi sulaukime labai daug visokių klausimų ir užklausų dėl CO2 įrangos, kaip ką jungti ir kas kam naudojama, tai šiandien truputį aptarsim, kokią įrangą naudojama CO2 ir kaip ją prijungti prie jūsų turimų sistemų. Taigi pradėkime nuo to, kaip atpažinti CO2 įrangą, jeigu neturite kažkokių tai skiriamųjų etikečių ar dar kažko. Tai pirmiausia, CO2 antgaliai BOLOG sistemoje visą laiką būna pilki. Tai štai paprasčiausia eglutė yra pilkas BOLOG antgalis. Taip pat naujos kartos BOLOG sistemose raudoni galai ir pilkas pagrindas. Jeigu tai būtų metalinis BOLOG jungtis metalinė, tai būtų su įkirtimu. Taigi, turime BOLOG plastikinį antgalį, kuris gali būti sukamas į fermzilą ar ant PET butelio. Ir koks yra skirtumas tarp pilkų ir juodų, tai yra tarp skirtų alui ir skirtų CO2. Iš esmės konstrukciškai šitie BOLOG sistemos elementai turi labai nedaug skirtumų ir per juos gali bėgti tiek ir skystis, tiek ir CO2, jiems tai nepakenks. Tačiau įdant tvarkos metalinių BOLOG sistemų jungtyse yra šiek tiek skirtingi užmovimai, todėl juodas labai sunkiai mausis ant CO2 skirto antgalio ir atvirkščiai. Kad nesupainėtumėt elementariai, nesugadintumėt savo reduktoriaus ar neprileistumėt, kur nereikia to alaus. Tai visa esmė yra tam, kad nesumaišytų sistemų dviejų. Tačiau jeigu naudojate plastikinius antgalius, štai tokius, arba jisai gali būti geltonos spalvos, nesvarbu, ant jų tinka tiek tie BOLOG kištukai, todėl praktiškai šituo atveju, jeigu naudojate plastikinius, nėra skirtumo, kurį naudosite, tai yra techniškai nėra, o praktiškai tai, kad nesumaišytumėt. Šitie plastikiniai BOLOG užsukimai panaudojame tiek fermzilose, tiek PET buteliuose, ar dar kur galėsit sugalvoti su tokiu sriegiu. Tai būna raudoni arba geltoni. Klasifikuoti, kuris yra CO2, o kuris skystis, galite patys. Tai yra tiesiog skiriasi jų spalva, tam, kad nesumaišyt. Bet dažniausiai žmonės, kurie išanalizuoja šitas sistemas, tai neturi problemos dėl sumaišymo ir tai yra standartizavimo klausimas. Taigi, ką mes turime ant stalo, tai mes turime visus elementus, kokie reikalingi CO2 sistemai sujungti. Galbūt pradėkime nuo reduktoriaus ir CO2 cilindrų. Čia turime 2 kg CO2 cilindrą, jų gali būti 3-6 kg. Ir turime SodaStream cilindrą, kuris yra 450 gramų ir dažniausiai naudojamas mobiliai arba neturint daug vietos CO2 laikymui. Taigi, priklausomai nuo to, kokį cilindrą renkatės, reikėtų pasirinkti pagal tai ir reduktorių. Jeigu rinksitės SodaStream balioną, kuris turi visiškai kitokį sriegį negu standartinis CO2 balionas, jums reikėtų rinktis reduktorių Core 360, kuris tinkamas dvigubos paskirties iš tikrųjų yra. Viena dalis galima naudoti tiesiai prisukant prie SodaStream ir jo komplekte yra adapteris, kurį įsukus į reduktorių
galima naudoti ir mažus CO2 16 gramų balionėlius visiškam mobilumui bet kur, į gamtą, į bagažinę, į dar kur nors. Taigi šitoksai reduktorius turi dvigubą paskirtį. Jo naudojimas yra tikrai paprastas, jisai turi 2 antgalius ir keičiamas pozicijas. Reiškia, galite pakeisti šitą antgalį į tokio tipo, tai yra su sriegiu ir antgaliu, arba tokiu, kur galima užmauti šlangutę, arba kitą jungti. Tai yra viena opcija. Kita opcija yra, jeigu jums netinka kryptis, jūs galite iš šitos padėties padaryti, kad jūsų išėjimas būtų priekyje, jeigu jums tai patogiau. Slėgį matote čia esantį, koks yra duodamas į CO2 sistemą toliau einančią, kurią galite reguliuoti su rankenėlė, koks bus slėgis. Čia statomas yra virslėgio vožtuvas, kuris šiuo metu yra standartinis žalias. Tai štai turime tokį reduktorių. Kuo jis dar yra patogus? Tuo, kad kaip standartiniu būdu, tai yra tiek SodaStream, tiek balionėlis yra sukamas greitai, tam, kad išeitų kuo mažiau CO2, nes sukimo momentu praduriamas yra balionėlis šiuo atveju, kitu atveju SodaStream yra nuspaudžiamas vožtuvas ir tuo momentu, kai sukamas, yra šioks toks CO2 nuotėkis, galbūt mažiau įtakojantis 450 gramų cilindrą ir šiek tiek daugiau procentų nuostolio, jeigu naudojamas 16 gramų balionėlis. Tai su šiuo reduktoriu šita problema yra išspręsta taip, kad jūs pirmiausia ramiai užsukate savo pasirinktą cilindrą ar balionėlį ir tik tada prisukate pradurimo smeigtį. Reiškia, sistema visų metų išlieka pilnai sandari ir nėra jokio CO2 nuostolio, taip pat neapsipurškite rankų CO2, kas, sakykime, gali šiek tiek atšaldyti pirštus. Tai štai turime šitą ganėtinai mobilę ir kompaktišką sistemą su SodaStream 16 gramų balionėliu ir Core 360 reduktoriumi. Sekantis reduktorius yra standartinis reduktorius, naudojamas standartiniuose CO2 cilindruose, kurie tiek pas mus parduodami, tiek ir bet kur rinkoje, pramoniniai, bet kokį turi visi tą patį sriegį. Galite tiesiog prisukti, prijungti ir turite reduktorių. Šis reduktorius atkeliauja jums kartu su srieginė jungtim į 8 mm žarnelę. Štai tokia. Šita jungtis SpeedFit leidžia jums labai greit prijungti, neturint jokių įrankių, tiesiog įkišant ir prispaudžiant tvirtai. Šitos sistemos sandarinimas vyksta pačioje jungtyje. Štai, kai jūs prakišate šlangelę, ten stovi tarpinė ir tokie peiliukų gaudytuvai. Kai įkišate žarnelę, jinai užsifiksuoja, o tarpinė sudaro sandarumą. Norint šitą SpeedFit vadinamą jungtį ištraukti iš šio žarnelę, reikia laikyti prispaudus prie jungties atskirąją pilką dalį ir tada žarnelę įsitraukia. Kitu atveju, traukiant, jinai dar tvirčiau įsistatys. Taigi, šito reduktoriaus naudojimas yra itin paprastas. Turite 2 manometrus, vienas rodo, koks yra slėgis paduodamas į CO2 sistemą, kitas manometras rodo, koks yra slėgis jūsų CO2 cilindre. Tai pagal tai galite matyti, kai jau baliono atsargos senka ir CO2 mažėja, jums pradeda kristi baliono rodymo parametras ir
jau galit spręsti, kad reikės neužilgo keisti, pildyti cilindrą. Taigi, CO2 padavimas į sistemą vykdomas būtent per reduktorių ir iš CO2 kažkokio tai cilindro. Taigi, toliau iš reduktoriaus jūs paduodate CO2 į sistemą, kurią toliau patys vėlgi kūrėte ir priklausomai nuo to, kur jūs ją panaudosite. Galite jungti tiesiogiai žarnelę į, sakykime, jūsų kegą ar į dar kažkokį tai, pavyzdžiui, fermzilą. Bet jeigu, sakykime, turite daugiau cilindrų arba daugiau kažkokių paskirčių, sakykime, vienam gazuojate, kitam laikote, brandinate, galite naudoti CO2 skirstymo linijas. Čia mes siūlome jums 3 variantus, tai yra 2 linijų, 3 ir 4 linijų CO2 skirstytuvus. Jie taip pat yra su MLF jungtimi, sriegiu, prie kurios prisisuka tas pats SpeedFit antgalis, į kurį galite laisvai įkišti žarneles ir susivedžioti į jūsų norimus cilindrus. Kiekvieną liniją galima uždaryti atskirai, ją eliminuojant. Jeigu, sakykime, tuo metu linijoje nėra kego arba kažkokio kito elemento, tiesiog ją užsukate ir sistema veikia toliau. Su šita sistema galima naudoti inline reduktorių, kuris nustatys atskirą slėgį jūsų norimam, sakykime, kegui. Jeigu turite 3 kegus ir norite, kad visuose 3 slėgis būtų skirtingas pagal jūsų alaus rūšį ar limonado kažkokią rūšį priklausomai koks slėgis, galite prijungti inline reduktorių. Jisai jungiamas tiesiog į liniją, todėl ir angliškai vadinasi inline. Ir, sakykime, prie pirmos išėjimo linijos prijungiate inline reduktorių. Paleidus slėgį, šiuo atveju reikėtų užsukti 2 ir 3 linijas, kadangi jos tuščios. Paleidus slėgį didesnį, sakykime, 3 atmosferų, jums per šitą antgalį išėjimas bus 3 atmosferos, kurį jūs galite numažinti tiek, kiek jums patogu, iki 1 ar 1,5 ar 0,5 baro. Ir jums išėjime jūs turėsite tą slėgį, kurį nusistatėte čia. Taip galite padaryti su visom 3 linijom, bet didžiausias slėgis išeinantis iš inline reduktoriaus bus toks, koks jūs nustatėte ant jau šito standartinio reduktoriaus, kadangi tai yra maksimalus slėgis, kokį jis jums duos. Su šitais inline reduktoriais jūs tik sumažinate pirminį slėgį. Taigi jūs galite visus 3 prisijungti su inline reduktoriais ir reguliuoti atskirai, nustačius, sakykime, maksimalią galią šitam reduktoriui, arba naudoti 2 inline reduktorius ir naudoti pirmas linijas tiesiai, sakykime, kokią norite mažinti. Taip, sakykime, pirma linija yra 1, antra yra 0,5 baro, o 3 linija yra 2 barai. Taigi pastatysite pirminio reduktoriaus nustatyme 2 barus, antrinio 1 ir antrame mažame nustatysite 0,5, o trečioje linijoje jau bus automatiškai 2 barai tiek, kiek nustatyta pirminėme reduktoriuje. Tai taip galite reguliuoti savo kėgų sistemas gazavimui ar tiesiog karbonizavimo palaikymui ar išstumimui. Tai taip yra paprastai galima padaryti su šitom keglant sistemom, visiškai namų sąlygom, be jokių įrankių, minimaliai turint žinių.
Viskas, visi sriegiai prisisuka tiesiog rankom, galite šiek tiek paveržti raktu, bet nerekomenduoju daug veržti, šiek tiek, tik tai iš esmės užtenka rankom gerai prisukti ir to pakanka. Taigi turite tokią sistemą, kuri taip pat įėjimas į šitą skirstytuvą yra lygiai taip pat paprastas. Tas pats SpeedFit, kuris sujungiamas su reduktorium lygiai tokia pačia seka kaip ir bet kuris, todėl tai yra visiškai paprastas sujungimo būdas. Štai taip atrodytų jūsų CO2 sistema su trijų linijų skirstytuvu. Štai tiesiog sumažintas variantas. Turite 2 kegus, 3, 4 arba 3 kegus ir Firmzilla. Tai čia pilnai galite nuspręsti, kaip naudosite. Esant dideliam poreikiui galite sujungti 2 tokius skirstytuvus ir pasididinti savo linijų kiekį. Atitinkamai, suprantant, kad reikės naudoti didesnį išeinamą slėgį iš pirminio reduktoriaus, kadangi per tiek linijų gali jisai šiek tiek ir nukristi. Taip, tai linija, skirstytuvas ir reduktorius. Dabar pereinam prie mažesnių reikalų. Tai yra mini CO2 reduktorius, kuris turi manometrą, turi galimybę reguliuoti slėgį ir yra skirtas naudoti tik su mini šitais CO2 balionėliais 16 gramų ir jisai tiesiog įsukamas greitai, šiek tiek yra CO2 nuotėkis ir turite minimalią sistemą su CO2, kurią galite prijungti prie bet ko, prie kego ar prie Firmzillos, kuri gali taip pat kaip kegas tarnauti. Taigi, tai yra visiškai paprasta sistema. Toliau mes turime dar šitoje CO2 visoje grandinėje turime dar vieną elementą, kuris yra virslėgis. Virslėgis susidaro fermentuojant alų su slėgiu Firmzilloje ir naudojant uždarą talpą slėginę. Reiškia, mes fermentacijos metu mielės valgydamos cukrų sukuria CO2 ir tai kelia slėgį. Uždaroje talpoje tas slėgis kyla iki didelių verčių, kurių jūs nenorite pasiekti, jeigu jūs laikytumėt uždarytą. Todėl jums reikia viršslėgio vožtuvo, kuris ties numatyta riba išleidžia perteklinį slėgį ir palaiko, reiškia, slėgį tokį, koks jūsų yra nustatytas. Tai sakykime, jūs fermentacijos metu naudojate pusę atmosferos arba apie 10 PSI, tai nustatote rankenėlės pagalba, koks tai bus slėgis. Verta paminėti, kad tuščia eiga, kol nėra jokio slėgio sistemoje, jūs nematysit tikslaus savo nustatymo, todėl rekomenduoju pradedant fermentaciją palikti pilnai atsuktą ir kai fermentacija šiek tiek jau prasideda, tai yra pradeda pirmieji tie vadinami burbulai kilti ir prasideda veiksmas fermentijoje, tada jūs galite prisukinėti po truputį ir slėgis labai greit kyla ir susidaro slėgis viduje, todėl galite nustatyti gan tiksliai iš karto, koks tai bus slėgis jūsų numatytas. Arba kitas variantas į kegą arba į Firmzillą prieš tai prileidžiate slėgio iš CO2 cilindro ir tokiu būdu iškart pasireguliuojate su šitu jau turint slėgį. Reiškia, paliekat tokiam nustatymė, koks jums tinka ir naudojat viršslėgio vožtuvą, kuris jums išleis perteklinį slėgį iš talpos pagal numatytą vertę. Plastikinis, lengvas, patikimas. Ir tai yra jau kur kas
sunkesnis metalinis virslėgio vožtuvas, kuris yra surinktas iš dalių, tai yra tam tikra komplektacija padaryta iš slėginių elementų, kuris taip pat reguliuojasi šitos rankenėlės pagalba, koks tai bus virslėgis. Bet jo sureguliavimo principas yra toks pats. Arba laukiate, kol prasideda fermentacija, arba iš karto prileidžiate slėgio į talpą ir nureguliuojate, kokia tai bus vertė. Kokius dar elementus turime CO2 sistemoje? Tai turime 3 spalvų virslėgio vožtuvus, kurie pritaikyti yra Kegland kompanijos sistemom, tai tiek Kegam, tiek Fermzilom, tiek, kaip matot, reduktoriam, ir jūs juos galite keisti pagal jūsų numatomą ribinę vertę slėgio. Tai reiškia, mažiausia vertė būtų šis geltonas, oranžinis virslėgio vožtuvas, kuris praleidžia labai mažame slėgyje, atsidaro automatiškai ir jis leidžia virslėgį. Toliau eina raudonas, žalias ir pilkas. Tai pagal tai, kokios jums maksimalios vertės reikia, kad neviršytų, pasirenkate tokį vožtuvą ir įsukate jį į šitą vietą. Tai paprastai maksimalus vožtuvo virslėgis nustatomas pagal tai, kokią sistemą naudojate. Visus elementus galite rasti mūsų puslapyje ir laukiame jūsų.